Labas, atėjo laikas pakelti tylos uždangą ir atsakyti paskutiniu metu vyraujančius ir neatsakytus klausimus apie mane ir mano veiklas. Kai esi didelės įmonės dalis, sprendimai priimami ne vieno asmens, o valdybos. Lygiai tokiu pačiu principu veikia ir įmonės viešoji komunikacija. Šis video yra pirmas iš planuojamų paleisti 3, kuriuose atsakysiu į kylančius klausimus ir pasidalinsiu su savo klientais ir sekėjais apie savo ateities planus. Šiame video apžvelgsiu naujausius įvykius, kodėl abipusių susitarimų pardaviau valdytas 10% M-Capital akcijas ir atsisveikinau su įmonė. M-Capital buvo įkurta 2009 metais, o aš prie jos prisijungiau ir savo veiklą pradėjau 2014 metais, kaip konsultantas. Prie įmonės prisijungiau po vieno jų seminaro, nes patiko jų deklaruojamos vertybės, gerinti žmonių finansinį raštingumą ir žinoma, tuo metu mačiau didelį potencialą augti pačiam. Padėti žmonėms taupyti, investuoti ir būti finansiškai saugiems tada atrodė ir vis dar dabar atrodo tinkama ir naudinga veikla. Tuo metu Lietuvoje panašių veiklos galimybių beveik nebuvo, bent jau aš tikrai nebuvau matęs. Todėl pats neseniai papuolęs į finansinę aferą ir puikiai suprasdamas, kaip yra svarbu išmanyti finansus, investavimą ir turėti gerus finansinio raštingumo pagrindus, pradėjau mokytis finansų konsultanto amato. Nuo tada ir prasidėjo mano pokyčiai. Atsiradęs kitokioje aplinkoje nei buvau įpratęs, tobulėjau ne dienomis, o valandomis. Aš dirbau po 14-16 valandų, naktimis skaičiau ir klausiau knygas, seminarus, dalyvavau visur, kur tik įmanoma tuo metu gauti žinių apie finansus ir savęs auginimą. Galbūt visa tai buvo daroma iš ambicijų būti geriausiam, galbūt tiesiog mano toks charakteris, jeigu turiu tikslą, tai siekiu jo kaip apsėstas. O galbūt viskas susidėjo į vieną labai galingą jausmą, kad tikrai padedu žmonėms gyventi geriau. Aš tiesiog dirbau daugiau negu bet kas kitas, nes mačiau ir vis dar matau didelę prasmę tame, ką darau iki šiol. Matau teigiamus pokyčius žmonių gyvenimuose, matau, kaip žmonės, kurie turėjo skolas, dabar turi susikaupę rezervą ir po truputį pradeda investuoti. Matau žmonės, kurie neturėjo draudimų, bet jais pasirūpino ir kai atsitinka įvykiai, kurių jie neplanavo ir neprognozavo savo gyvenime, jie finansiškai yra saugus, nes gauna tinkamas draudiminės išmokas ir jiems nereikia skolintis pinigų, pardavinėti turto ar prašyti artimųjų pagalbos. Matau žmonės, kurie yra ramūs dėl savo ar savo vaikų finansinės ateities, nes atsideda ir nuosekliai investuoja pinigus, kas ateityje užtikrins jiems daugiau laisvės ir pasirinkimų. Matau laimingus žmonės, kurie žino, jog ateityje jiems nereikės laukti valstybės pensijos, o jie patys spręs, kada į tą pensiją išeis. Matau žmonės, kurie sužinojo daugiau apie būsto paskolas ir po to sutaupo 10 000 eurų pirkdami vieną didžiausių pirkinių savo gyvenime. Matau žmonės, kurie didina savo finansinį raštingumą ir visą tai diegia savo vaikams. Matau, kaip Lietuva tampa vis labiau finansiškai išprususi ir man smagu, kad prie šito pokyčio prisidedu ir aš su savo komanda. Po 4 metų pradėjau svarstyti apie savo įmonės kūrimą, nes mano tempas pradėjo skirtis nuo įmonės. Aš tiesiog judėjau greičiau ir norėjau daryti daugiau. M-Capital bendrasavininkai, matydami mano augimą, potencialą ir užsidegimą padėti žmonėms, pasiūlė man įsigyti dalį įmonės, kad aš toliau būčiau motyvuotas ir tęsčiau savo veiklą. Įmonė mane matė lyderį, nuo aš tikėjau savimi. Tikėjau tuo, ką darau ir buvau tikras, kad galiu iš esmės pakelti įmonę į naują kokybinį lygmenį. Tuo metu galvojau, kad pavyks įgyventi norimus pokyčius tampant įmonės akcininku. Bet vėliau labai greitai supratau, kad daryti pokyčius didelėje įmonėje yra sudėtinga net ir būnant akcininku, nes sprendimus priima daug žmonių. Iš esmės, pirmus 5-6 metus aš dirbau ir tik dirbau. Augo kompetencijos, augo komanda, augo klientų ir pažinčių ratas. Ir visa tai, žinoma, reikalavo aukų. Aš neturėjau pomėgių, laiko savo, šeimai, nes visą laiką dirbau ir mokiausi. Viską sukūriau savo rankomis, darbu ir prakaitu. Ir bet kuris žmogus, kuris mane pažįsta asmeniškai, gali tai paliudyti. Pastaruosius keletą metų jau ieškau balanso, bet apie tai daugiau papasakosiu kitame video. Prieš 3 metus pradėjus aktyvesnę komunikaciją socialiniuose tinkluose, dar stipriau pradėjau matyti ir jausti, kad šį verslą galima daryti šiek tiek kitaip ir jau pokyčiai būtini. M-Capital valdyboje dažnai išreikšdavau savo poziciją į pokyčių reikalingumą, ypatingai komunikacijos srityje. Bet verslas sparčiai augo, todėl pokyčiai nebuvo įgyvendinami greitai. Prasidėjus vieno asmens neigiamai komunikacijai, iš pradžių kilo pyktis. Ir jaučiausi puolamas ne tik aš asmeniškai, bet ir visa mano komanda. Visas mano 10 metų įdirbis su šia įmonė, edukuojant žmonės finansiniais klausimais. Bet vėliau supratau, kad iš esmės tai visuomenės veidrodis. Žmonėms tikrai niekada iki galo nebuvo aiškus gyvybės draudimo verslo modelis. O ką jau kalbėti apie visus kitus finansinius produktus ir neaiškiai mažai kontroliuojama naujų konsultantų komunikacija socialiniuose tinkluose. Aš tau apdraudžiau gyvybę. O, tėti, tu toks rūpestingas? Žinoma. Aš noriu, kad tu būtum apsaugotas. Ačiū, tėti. Ir dar noriu būti turtingas. Štai toji priežastis, dėl ko visada rekomenduoju drausti vyrus brangiau negu moteris. Susimastykite. Nežadėsiu aš jums milijonų, kad jeigu jau ateisit pas mane į konsultaciją ir tai labai jau greitai praturtėsiu. Ne, taip nebūna. Plius atsirado daugybė kitų įmonių, kurių konsultantai sparčiai pradėjo reikšti socialiniuose tinkluose.
Good morning, angels. Good morning, Charlie. Jo, jūs mėgstate loteriją, nes taip, nežinom, galbūt liks, galbūt neliks. Taip, tai kaip ir loterija, bet aš kaip sakau, na, kodėl nepasiimti to, ką dar galiu pasiimti, negu laukti ir spėlioti. Ir tiesiog žmogui iš išorės atrodė, kad visa rinka pripildyta nekompetitingų, tik tokia šokančių finansų konsultantų. Jau seniai mačiau problemą, kad tik pradėjo dirbti praktikantai vadina save finansų konsultantais ir reiškiasi socialiniai medijai. Bet daryti greitus pokyčius, kai esi didelėje įmonėje ir kai neturi sprendimo teisės, labai sudėtinga. Kaip jau minėjau, turėdamas 10% akcijų, negalėjau daryti sprendimų, kokių noriu aš. Kai esi didelėje įmonėje, sprendimai priimi ne vienos asmens, o valdybos arba tiems klausimams spręsti sukurtų strateginių grupių. Taigi pasirinkimo keliai man buvo du. Arba tapti pagrindiniu M-Capital akcininku, arba atsisveikinti su įmonė ir norimus pokyčius įgyvendinti naujose versluose. Na, kaip jau supratai, pirmas planas nepavyko. Eina 10 metai, kai jau esu finansų sferoje. Turiu didelę patirtį versle, puikiai išmanau rinką, žmonių nuogąstavimus ir lūkesčius, problemas su pinigais ir jų valdymu. Ir pagaliau turiu laisvę judėti tokiu greičiu ir su tokiais pokyčiais, kokiais visada norėjau. Aš toliau dirbsiu ir jeigu kažkam atrodo, kad aš pasitraukiu, tai aš tik ateinu ir tik pradedu. Dabar pilnu pajėgumu galėsiu daryti tai, ką aš sugebu geriausiai. Tai padėti žmonėms efektyviau tvarkyti su pinigais. Lieku finansų sferoje, turiu planų dirbti ne tik su pavieniais žmonėmis, bet ir su verslo segmentu. Toliau kursiu turinį ir didinsiu mūsų šalies gyventojų finansinį raštingumą. Taip pat turiu planų ir tarptautiniu mastu. Vertingiausia mano investicija buvo ir vis dar lieka žmonės, su kuriais aš dalinausi žiniomis, patirtimi. Žmonės, kurie buvo ir yra su manimi. Linkiu buvusiai įmonei visko ko geriausio. Tikiuosi, kad šie pokyčiai bus tik į gerą ir gyvuos dar daug metų. Ir toliau padės gerinti Lietuvos finansinį raštingumą. Na, o aš tiksliai žinau, kur aš einu ir su kuo einu. Esu kupinas jėgų ir noro kurti bei dalintis. Taip kad sekite mane, esu pasiruošęs didžių dalykų Lietuvai ir ne tik. Ir jeigu kažkam kyla neatsakytų klausimų, klauskite tiesiogiai. Dalyvaukime diskusijose, debatuose, dabar aš esu laisvas ir atviras bendravimui. Iki pasimatymo kitame video.